Elektrėnų krašto žmonės, garbus svečiai. Sveikiname Jūs valstybės Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo ir tautiškos giesmės dienos proga. Liepos 6 tai diena primenanti mūsų valstybės pradžią, jos stiprybę ir vienybę. Šiandien didžiuojamės savo istoriją, žmonėmis ir laisvę, kurią kuriame visi kartu. Kviečiame pradėti iškilmingą Lietuvos valstybės vėliavos pakelimo ceremoniją. Ją vykdys Elektrėnų Algirdo 1001 šaulių kuopa. Lietuvos Respublikos himną atliks Elektrėnų meno mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras, vadovas Valdas Stanavičius. Merą Gediminą Ratkevičių tarti šventinį sveikinimo žodį. Labadiena, gerbėmieji Elektrėnų krašto žmonės, garbus miesto svečiai. Man labai malonu stovėti prieš Jūs ir sveikinti su šia ypatinga proga. Šiandien Lietuvai ypatinga diena. Tai yra ir Mindaugo karūnavimo diena, tai yra ir tautinės giesmės diena, ir netgi Lietuvos tautinio drabužio diena, ir šiandieną šioje dienoje labai daug Lietuvos. Ypatinga ši diena Lietuvai, ypatinga jinai mums. Karūnuotas Mindaugas simbolizuoja, kad Lietuva tampa valstybė ir ją pradeda gerbti visos pasaulio šalys. Šiandieną mes nekartą girdėsim žodį garbė, pagarba, kadangi šiandieną mūsų laukia ir mūsų naujo Elektrėnų savivaldybės garbės piliečio inauguracija, todėl aš noriu palinkėti jums visiems, kad jūsų kelius visada lydėtų ir sveikata, ir gera nuotaika, ir kitų žmonių pagarba. Šiandieną taip pat minime ir Lietuvos tautinės giesmės dieną ir vakare visi vieningai iš visos širdies, visa širdimi sugedosime tautinę giesmę ir parodysime, kaip stipriai mes mylime savo tėvynę Lietuvą. Visiems gražios šventės. Ačiū. Kviečiame kultūros komiteto pirmininką Kęstutį Vilkauską tarti šventinį sveikinimo žodį. Labadiena, gerbiami Elektrėnų gyventojai, svečiai, gerbiamas merė. Šiandien ypatinga diena mūsų valstybėje ir mes švenčiame visi ją. Nuo jaunų žmonių iki vyresnio amžiaus. Ir labai džiugu, kad šiandien Vilniuje šurmuliuoja ir jau baigė savo pasirodymą Lietuvos moksleiviai. Šiandien iškilminga ir graži dainų diena. Tai yra simbolis, nes visus papročius, tradicijas ir mūsų trispalvę mes perduodavom iš kartų į kartas. Ir tai prasminga, kad mes čia visi susirinkę, gerbdami vieni kitus, gerbdami savo istoriją, savo kultūrą, mes galime pasakyti valstybei ačiū. Noriu pasveikinti taip pat gerbiamą Joną Meką, kuris švenčia šiandien savo gražų gimtadienį. Tai yra žmogus, kuris yra nusipelnęs kultūrai ir garsina Lietuvos vardą visame pasaulyje.
Taigi, mėlyjeji, būkime vieningi, gerbkime vieni kitus ir džiaukimės, kad turime laisvą, nepriklausomą Lietuvą. Su švente. Žmonės, kurie savo darbu, talentu ir atsidavimu palieka ryškų pėdsaką mūsų krašto istorijoje. Todėl šiandien turime garbę pagerbti žmogų, kurio gyvenimas ir veikla tapo neatsiejama Elektrėnų krašto kultūros, istorijos ir tapatybės dalimi. Kviečiame pradėti Elektrėnų savivaldybės garbės piliečio regalijų įteikimo ceremoniją. Perskaityti Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimą kviečiame Elektrėnų savivaldybės vicemerę Ingą Kartenienę. Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimas dėl Elektrėnų savivaldybės garbės piliečio vardo suteikimo. 2026 metai, birželio 23 diena, numeris TS 122. Elektrėnų savivaldybės taryba nusprendžia suteikti poetei, kraštotyrininkei, etnologiai, tautodailininkei ir ilgametiai Elektrėnų krašto kultūros puoselėtojai Onai Rasutei Šakieniai Elektrėnų savivaldybės garbės piliečio vardą už ilgametę ir nuoseklę kultūrinę, kraštotyrinę ir etnologinę veiklą, reikšmingą indėlį į Elektrėnų krašto tapatybės išsaugojimą, aktyvų dalyvavimą savivaldybės kultūrinėme gyvenime, literatūrinę kūrybą, garsinančią Elektrėnų kraštą, išliekamosios vertės darbus, svarbius tiek dabarties, tiek ateities kartoms. Didžiausi sveikinimai. Savivaldybės garbės piliečio regalijas. Visą savo gyvenimą ji paskyrė Elektrėnų kraštui, jo istorijos, tradicijų ir kultūrinės atminties puoselėjimui. Daugelį metų dirbdama Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejuje, ji kaupė ir saugojo šio krašto etnografinį paveldą, rinko tautosaką, tyrinėjo vietos istoriją bei dalijosi sukauptomis žiniomis su bendruomenė. Onos Rasutės Šakienės poezija publikuota regioninėje ir respublikinėje spaudoje, išleistos autorinės poezijos knygos, o jos kūryboje atsispindi meilė Lietuvai, gimtajam kraštui ir pagarba protėviams. Didelę išliekamąją vertę turi jos surinkta Elektrėnų krašto tautosaka, etnografiniai tyrinėjimai, knygos Armenitų ežerų buvom, o naujausias darbas Elektrėnų krašto dvarai dar kartą liudija jos nuoširdų atsidavimą Elektrėnų krašto istorijos išsaugojimui. Aktyvi kultūrinio gyvenimo dalyvė, tautodailininkė, muziejininkė, poetė ir kraštotyrininkė Ona Rasutė Šakienė savo darbais paliko neišdildomą pėdsaką Elektrėnų krašto gyvenime.
už ilgametę ir nuoseklę kultūrinę, kraštotyrinę ir etnologinę veiklą, reikšmingą indėlį į Elektrėnų krašto tapatybės išsaugojimą bei išliekamosios vertės darbus, jai suteiktas Elektrėnų savivaldybės garbės pilietės vardas. Kviečiame žodį tarti Oną Rasutę Šakienę. Sveiki, mėlyjeji. Nežinau, ar džiaugtis ar liūdėti. Esu nuo pat vaikystės čia. Žiūriu į kultūros namus. Prisimenu, kai su dviračiais atlėkė iš Kietaviškių, pamatėm didžiausias krūvas plytų raudonų. Sako, čia bus kultūros namai. O kažkaip mane visada traukė ta kultūra, nežinau kodėl. Ten šalia stovėjo draugystės 6, užlipom ant stogo, lakstėm ten statybininkai mus išvaikė. Taigi, nuo pat jaunų dienelių aš čia, po to išvažiavau mokintis į Vilnių ir vis tiek grįžau čia. Tai yra trauka gimtinės. Daug kas manęs klausia, ko tu ten lakstai po tos kaimus pas tas bobulas ir dėdulius. Alegi man labai reikėjo. Užtatai, kad nepykit jūs, mano mėly, jūsų dauguma šaknys kitur. Jūs atvažiavote statyti miesto, kurti, o mes vietiniai su liūdėsiu tą kraštą palaidojom, kai skrido gandrai ir negrįžo, kai salos paskendo ir pusiasaliai. Negalvokit, kad vietiniam čia taip jau buvo lengva, bet kūrėsi naujas miestas. Dabar pasitvirtina archeologai, rado Kakliniškės ir kitur senuosius pėdsakus, čia pėdsakai nuo akmens amžiaus. Gal užtat aš labai šitą jaučiau ir labai man reikėjo. O visą tą padėjo archeologas Vykintas Vaitkevičius, kai aš nulėkiau į Tautosakos institutą, ieškoti, ką reiškia Perkūnakiemio vardas čia, ten nieko neradau. Neradau ir istorijos institute, tik sutikau tokį gražų šaunuolį, jaunuolį, Vykintą Vaitkevičių, kuris sakė, eik, eik. Ir kai pasakė, eik, ir klausiau. Klausiau, buvau jauna, dar turėjau kojas, turėjau norų ir lakščiau visur, visur. Ir tos visos knygos užtat gimė. Taigi labai dėkoju. Per ilgai šneku, taip? Nepykit, aš galiu šnekėti dabar čia 2 valandas ir jūs ištversit. Nes turiu labai daug patirties šitoj vietoj. Dabar apdovanojimas šitas man turbūt brangiausias, nes yra toks posakis, sako, savam krašte pranašu nebūsi. Ir aš buvau truputį nustebinta, kaip čia buvau pastebėta, nes yra daug čia žmonių kūrinčių ir visą ką, bet kažkaip buvau vis tik pastebėta. Ačiū. Aš sakiau, tai gal po smerties, gal čia dar jūs per anksti biskį. Aš dzukuoju truputį. Taigi, turiu apdovanojimus nuo profesoriaus Landsbergio, kuris mane vedė jaunystė ankstyvoji ir Čiurlionį man padovanojo mano dūšiai. Turiu apdovanojimą iš Tautosakos instituto. Va čia 3 labai brangus mano dūšiai apdovanojimas. Ačiū jums visiems ir visi elektriniečiai. Ačiū jums, žinokit, kad jūsų ir mūsų miestas nestovi tuščioj vietoj. Jis turi istorinę praeitį. Ačiū. Nuoširdžiai dėkojame Onai Rasutei Šakieniai už gyvenimą skirtą Elektrėnų krašto kultūrai, istorijai ir žmonėms.
Šiandien Elektrėnų savivaldybės garbės piliečių alėja pasipildys dar vieną simbolinę gairelę skirtą Onai Rasutei Šakieniai. Tegul jie primena apie žmogų, kurio darbai ir meilė savo kraštui taps įkvėpimu ateities kartoms. Na, o šiandien neatsitiktinai kartu su mumis yra folkloro ansamblis Runga, su kuriuo Ona Rasutė Šakienė sieja ilgi kūrybos ir bendrystės metai. Kviečiame folkloro ansamblių Runga atlikti muzikinį sveikinimą naujajai Elektrėnų savivaldybės garbės pilietei. Lietuva